gražiai pavykusių turnyrų, labai gražiai žaidėt ir mes ir tėveliai žiūrėdami iš šono labai džiaugiamės ir matėm tokias tikras emocijas, kurių net vyrų rungtynėse kitą sykį nematom. Taip, kad norėčiau jums palinkėti ir toliau klausyti trenerių, tobulėti ir ateityje dar susitiksime ne vieną kartą tokiuose turnyruose, kurie tikrai, manau, dėka mūsų atvimi ir taps ir tradicija. Dabar negaišdamas tada laiko noriu tada visų apdovanojimus įteikti šeimininkas, savininkas, ponas Gytis Macevičius. Pirmiausia, apdovanojam puikiai šiandien turbūt teisėjavusius teisėjus. Prašom abudu. Pasiimti savo kryžių. Auga, kas naudoja ir teisėjai, ne tik. Komandiniai rezultatai. Šios dienos ketvirtoji komanda. Kazlų Rūdos antra komanda. Prašom kapitoną ateiti pasiimti. Šios komandos geriausių žaidėjų išrinktas Justas Narbutaitis. Trečioji šios dienos komanda Kauno Rodiklis. Geriausias komandos žaidėjas Rokas Martyšius. Komandos trenerį apdovanojam taip pat, kad turėtų inventorių. Antroji šios dienos komanda Kazlų Rūdos pirma komanda. Geriausių žaidėjų komandas išrinktas Džiugas Sunelaitis. Komandas jūsų teigia. Ir šios dienos nugalėtojai Kauno rajono Girionių futbolo klubas. Aš čia yra, kodėl audringų paimų negirdi? Geriausias komandos žaidėjas Matas Vilevičius. Ir treneris Matkevičius, prašau. Dabar visiems didelis ačiū. Dar vienas prašymas va čia su tėveliais gražiai bendrai nuo...